Mes prie Dusios kovo 11 dieną. Čia uraganai išvartė visus medžius. Tai ką ten sakai, matai? Vasaruotojus matau. Prašau. Galėjai maudytis. Tai va, aš ir galvojau, kad nusimaudyt būtų įdomu. Pasižiūrėk pirmiausia šaltį vandenį. O, kai vasara, sakau, tik lapų trūksta. Ne taip žalia. Ale kaip keistai atrodo viskas taip. Paspausiu tik laikyti. Nu, reikia bandyti įsimaudyti. Turbūt, ne? Žinai ką, kad aš galiu ir nusimaudyti, jeigu nori. Bandyk. Jei toks drąsuolis. Bandyk. Nuogas. Nudistų. Pliažą atsidaro. Ir filmuoti tave? Kad nevaidini? Kad nevaidinu. Nu, pažiūrėsi. Ir paskui bus tada reikės apsirengti. Pasiruošimo darbai. Nėra rankšluosčio nieko. Sugalvoja ekspromtui. Žieminių batų išsimauna. Žmogelis. Vanduo vėsus, bet ne šaltas. Gal tu tik taip apsišlakstyk? Gal. Kaip Jonas Krikštytojas darė, tik vandenio apšlakstė ir buvo gana. Ojai, jau tik su trusais liko. Man net šaltai žiūrėt, koks vėjas šalt. Gal biški išprotėjai. Ui. Sveikuolis. Nu, išprotėjai. Tiksliai. Netikėjau. Tai jau gana gal? Privaidinai? Nespėjau sušalti. Bet vanduo tai vėsas. Negalvoju. Išversti medžiai. Manoma, kad tai piktadario darbas. You know